Vilniaus oro uoste tai yra pirmą kartą leidosi šitas toks lėktuvas. Prieš tai Lietuvoje buvo leidęsis jisai, tačiau ne šitam oro uoste. Būtent šis tikrai Jungtinių valstijų karinių oro pajėgų milžinas transportinis lėktuvas C5 atgabeno vieną būrį iš Pensilvanijos nacionalinės gvardijos. Tame būryje yra panašiai apie 40 karių ir 4 šarvuočiai straikeriai. Jie iš šiandien būtent dabar po kažkiek laiko keliaus į Gaižiūnų poligoną, Jonavos rajone ir tenais dalyvaus pratybose Kardo kirtis. Kiek pratybos laiko truks, kiek jie laiko bus Lietuvoje? Jie bus visų pratybų laikotarpį, tai pratybų oficialus uždarimas bus 10 dieną ir paskui uždarimo ceremonija 20 dieną. Tai visą tą laikotarpį jie čionais ir bus. Ar tai yra vieninteliai Jungtinių Amerikos valstijų kariai, ar paskui juos keis kažkas kitas? Šis būrys yra atvykęs iš Pensilvanijos nacionalinės gvardijos, su kuria mūsų kariuomenė, mes jau dar bendradarbiaujam, dirbam kartu daugiau negu 20 metų. Tai čia irgi yra taip simboliška ir gražu ir mes turim tą nemažą patirtį darbo kartu. Tai jie bus tik tai pačių mokymų metu. Šalia jų dar bus ir dar vienas amerikiečių vienetas, tai yra kuopa iš 173 brigados, kuri šiandien jau yra nuo balandžio 26 dienos. O pratybų esmė, sakykime? Tai pratybos tikrai yra reikšmingos, įspūdingos, kaip kariškiam ypatingai naudingas ir tiesiog geras, puikios, nuostabios. Tų pratybų metu mes treniruosimės vykdyti jungtinės operacijas kartu su mūsų sąjungininkais tarptautinėje aplinkoje. Treniruosim puolamuosius veiksmus, gynybinius veiksmus. Šalia to mes taip pat tikrinam, treniruojamės suteikti priimančios šalies paramą mūsų sąjungininkų pajėgoms atvykstančių čionais, ką tikriausiai ir matėm ne vieną kartą, pakankamai intensyviai buvo nušviesta Danijos bataliono atvykimas į Klaipėdos jūrų uostą. Tai čia būtent yra viso paketas bendras. O tos pratybos vyksta visose Baltijos šalyse, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kokios apimtys yra pati pratybos? Tai Kardo kirtis yra regioninės pratybos, kurias organizuoja Jungtinių valstijų sausumos pajėgos Europoje. Bendrai vyksta mūsų visam regione, tai yra Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Dalyvauja bendras dalyvių skaičius yra 4700. Lietuvoje dalyvauja tikrai nemaža dalis iš to 2500. Lietuvoje tai yra pačios didžiausios pratybos tada, kai mes patapom NATO nare.